Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Ta lietuvio reikiamą skaičių aikštėje. Čia išmušamas iškart kamuolys. Čia Beuzmendi. Ir Musolitinas buvo pribėgęs šnektelti, bet ispanas atliks perdavimą į baudos aikštelę. Čia kamuolys kliudė šiek tiek, atrodo, ir vietoj jo rungtyniauja Aldeiras Hernandesas. Poroje su lietuviu Roku Leketu. Abi komandos turi po 3 lietuvius startinėje sudėtyje. Čia koks įvartis krenta ir jį muša Transinvest komandos japonas. 13 numeris Hideyasu Tanaka. Vau, tikrai nesitikėjau, kad iš šito taško bus paleistas toks smūgis ir juolab dar bus jis ir tikslus. Į viršutinį dešinį vartų kampą krito žalgiriečiai prie baudos aikštelės su kamuoliu. Fabianas Orega. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia pavojingas smūgis galva ir Kauno Žalgirio komanda buvo arti to, jog rezultatą išlygintų. Gniaužtų. Bilbao. Na, irgi čia neturėjo didelio pasirinkimo, tiesiog pamušė kamuolį, bet jis gerai leidosi ten, kur buvo. Čia Beuzmendi, tiesa. Gan greitai po to kamuolį galiausiai prarado ispanas, o čia pavojingas Nosa Dakpoloro smūgis. Čia dar kartą pakartojimas sudrebino vartų konstrukciją. Nosa Dakpoloras. Dešiniajame krašte Kauno Žalgirio komanda atakuoja, smūgis link vartų ir kamuolį sugauna Julius Virvilas. Kiti lietuviai. Pavlovičius pamuša kamuolį galvą. Jo perdavimas į baudos aikštelę. Kofi kamuolį blokuoja. Gratas Irgedas pirmasis pribėga prie atšokusio kamuolio. Mikioši Karašima. Pavlovičiui. Šis Džorisui Mutaši, labai geras perdavimas ir Mutaši siunčia kamuolį link vartų, norėjo čia ir 11 metrų. Čia Beuzmendi keliauja atlikti to perdavimo nuo kampinio gairelės. Siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę. Čia nukrenta jis ir... Vienu metu atrodė, jog tikrai čia dar gal ir... Kamuolys jau baudos aikštelėje, perdavimas, pavojinga situacija, atremė smūgį Tomas Švetkauskas. Virvilas. Smūgiuoja kamuolį tolyn. Čia pavojingai šlutą pataikė į savo varžovą, ištęstą koją. Šoko kovoti dėl kamuolio. Ir čia gali būti bėdų. Arbitras rodo visus pašalinius žaidėjus nedalyvavusius šioje situacijoje atsitraukti. Nes didžiuliu būriu abiejų komandų žaidėjai apspito arbitrą. Ir pamatysime, kokią čia kortelę ištrauks Paulauskas. Nes... Taip, raudona atrodo kortelė rankose, taip ir maniau, tik nenorėjau nieko anksčiau laiko sakyti per daug. Vis tik arbitrai geriausiai vejasi į keletas varžovų ir klysta japonas Leo Ribeiro, jo perdavimas į baudos aikštelę Gratui Sirgedui, šis atgal Brazilui. Čia smūgis iš toli ir krenta išlyginamasis rungtynių įvartis. Kauno Žalgirio komanda lygina rezultatą. Čia 1-1. Štai taip pavyksta Žalgirio komandai išlyginti rezultatą ir įvartį pelno po keitimo. Aikštėje pasirodęs 32 numeris Franko Baltasara.
Irgi smūgis iš kiek tolėliau, baudos aikštelės prieigų. Oficialiai turi čia smūgis ir krenta antrasis Kauno Žalgirio įvartis. Renanas Oliveira kviečia visus kartu švęsti, džiaugtis, nes tai yra įvartis, kuris persveria rezultatą svečių naudai. Ir Kauno Žalgirio komanda, praleidusi 12 minutę įvartį, didžiąją rungtynių dalį atsilikdama, sugeba persverti rezultatą ir sugeba čia dabar jau kovoti dėl 3 taškų. Ir čia viskas, skelbiama rungtynių pabaiga. Kauno Žalgirio komanda po beveik 2 mėnesių lygoje pasiekė pirmąją pergalę. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.